Labadiena, sveiki visi Europliuso klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną man tikrai labai malonu pristatyti šalia sėdinti nuostabų žmogų, muzikantą, virtuozą, akordeonistą Martyną Levickį. Labadiena, Martynai. Labadiena, Ramunė. Labai malonu čia sėdėti su jumis Londone, nors visai ne per seniausiai stebėjau jūs televizijos ekrane Lietuvoje, kai dalyvavote konkurse Lietuvos talentai. Ar jau išgyvenot tą pergalę, ar visgi tikrai didelis įvykis? Išties ta pergalė tai įvyko ganėtinai senai, jau beveik prieš 2 metus. Ir aišku, tai buvo didžiulis įvykis ir tai tebėra didžiulis įvykis, nes ta pergalė prisidėjo labai daug prie mano karjeros pokyčių ir aš tikrai ją labai džiaugiuosi. Bet gyvenimas, taip sakant, eina toliau ir ta pati karjera eina toliau ir atsiranda vis naujesnių, įdomesnių dalykų. Bet aišku, niekada negali pamiršti nei Lietuvos, nei tų pačių Lietuvos talentų. Jūsų gyvenimo kelias vyksta, gimėte Tauragėje, ar ne? Po to išvykote į Šiaulius studijuoti, toliau sekė Vilnius, Londonas, vėl Vilnius, Londonas. Kaip čia vyksta? Kas čia pas jūs gyvenime per tarpsnis? Taip yra, kadangi esu jaunas ir nepatyręs, tai bandau patirti ir ieškau gyvenime. Išties atsitiko taip, kad gimiau Tauragėje ir gyvenau ten iki 8 metų, o nuo 8 metų persikraustėm su mama gyventi į Šiaulius, kur aš pradėjau muzikos mokslus. Ir ten užtrukau 10 metų, o po tų 10 metų tiesiai išskridau į Londoną, nes taip eksperimentų pabandžiau įstoti į Karališką muzikos akademiją ir įstojau. Tai teko, aišku, rinktis, ką daryti, nors, aišku, to didelio pasirinkimo ir nebuvo, nes savaime suprantama, kad labai norėjau atvažiuoti čia į Londoną ir studijuoti, bet buvo kitų problemų, kaip pavyzdžiui finansai. Bet kaip aš galvoju, kai labai nori, tai viskas yra įmanoma ir tai įvyko ir aš atsidūriau Londone. Jeigu pertrauksiu, aš manau, kad išvažiavus iš tokio mažo miestelio, sakykime, kaip iš Tauragės ir atsidurti tokiam dideliam šurmuly Londono, nebuvo mažo šoko? Buvo nemažas šokas, buvo didelis šokas, turiu pasakyti, nes, aišku, aš išvažiavau ne iš Tauragės, o iš Šiaulių, tai šiek tiek yra didesnis miestas, vis dėlto 4. Lietuvos miestas ir kažkodėl tai vis dėlto save laikau šiauliečių labiau negu tauragiškių. Bet be abejonės atvykus į Londoną į tokį didžiulį miestą šokas ištiko visomis prasmėmis, nes turėjau problemų, aišku, ir susikalbėti, susibendrauti su vietiniais, pajausti jų kultūrą ir apskritai įsilieti į bendrą to miesto visumą. Galų gale tame nedideliame Šiaulių mieste aš buvau jaunas muzikantas, kuris buvo pastebėtas, kuris buvo karts nuo karto aprašomas vietiniuose laikraščiuose ar dalyvavęs kažkokiose laidose televizijoje ir aš vis sulaukdavau to dėmesio, plus turėjau pakankamai koncertų, kurie buvo tapę mano įprastą gyvenimo dalimi, o Londone pusę metų teko tiesiog sėdėti klasėje užsidarius ir dirbti prie tokių mažų niuansų, kurie davedė mane iki kantrybės praradimo tam tikrų momentų, bet aš manau, kad tai gyvenime irgi galiu įvertinti kaip labai labai prasmingą patirtį. Tai studijavote, ar ne, Karališkoje muzikos akademijoje čia Londone. Ar labai griežta disciplina? Kaip sakot, sėdėjot užsidaręs kabinete, kambarį klasėje, ar ne? Mokėtės knygų krūvos aplinkui, vos matėt saulę? Disciplina iš tiesų priklauso nuo paties žmogaus, turiu pasakyti, nes gali būti bet kokio griežtumo institucija, bet jeigu žmogus tiesiog nenori arba tingi, tai niekur nebus. Aš šiuo atveju turėjau tikrai didžiulės aspiracijas ir viltis pasiekti tai, ko aš noriu. Net nebūtinai suvokdamas, ko aš iš tiesų noriu, bet norėdamas tobulėti. Tai tas darbas, užsiėmimas su savim klasėje, grojant instrumentu ar skaitant knygas ir rašant straipsnius, iš tiesų buvo labai naudingas ir aš juo mėgavausi. Nors turiu pripažinti, sunku buvo. Bet vėlgi sugrįžti galima prie to paties, kad kai yra tikslas, noras, tu prarandi bet kokius skausmus, bet kokias neviltis ar kažkokį tingėjimą, tiesiog užsibrėži tikslą ir jį darai. Sakot,
muzika užsiiminėdavot? Kiek valandų į dieną užsiėmimai? Tai yra labai sudėtingas klausimas, nes būna dienų, kai iš vis negroju, būna dienų, kai groju visą dieną. Iš ties, tai beveik mano kiekviena diena praeina taip, kad atsikeli. Bent jau dabar mano tokia rutina yra, kad aš atsikeliu, nukeliauju į sporto klubą, pasportuoju, grįžtu, išgeriu kavos, papusryčiauju, atrašau visus e-mailus ir tada sėdu groti ir praleidžiu apie 4-6 valandas grodamas. Atsiprašysiu, iš tų 4-6 valandų jūsų malonumui savo pasigroti kiek ir kiek mokintis iš lapo? O būtent taip ir yra, kad didžioji dalis tų valandų praeina ganėtinai nemaloniai, o vis dėlto tai yra ganėtinai sunkus darbas, bet tą darbą reikia kažkam atlikti, nes taip atrodo, kad užlipa muzikantas ant scenos ir ypatingai gal žmonės galvoja apie mane, kad aš labai mėgaujuos, nes aš ganėtinai ekspresyvus muzikantas esu ir ant scenos atrodo, kad aš tik mėgaujuos. Bet iš ties vyksta ganėtinai intensyvus darbas, bet daug intensyvesnis darbas vyksta dar prieš tai, kol tu užlipi ant scenos. Iš tiesų tai visas darbas ir vyksta prieš tai, kol tu užlipi ant scenos, o jau ant scenos belieka tik tai parodyti to darbo rezultatą. Kaip suprantu, tikrai labai daug keliaujat, ar ne? Taip, aš manau, kad tikras muzikantas privalo keliauti, taip sakant, jo namai yra lagaminas. Talentą turi pastebėti visas pasaulis, ne tik užsidaryti kažkur, ar ne, vienoje vietoje. Kaip suderinot savo studijas su kelionėm? Ar neteko rašyti tokių vadinamų mamos raštelių, kai pateisint reikia, ten giminių susitikimas buvo, ar tiesiog sirgau, ar dar kažkokios kitos priežastys? Kaip suderinot kelionės su studijom? Iš ties lengva nebuvo, bet turiu pasakyti, kad akademijoje, Karališkoje muzikos akademijoje Londone, kur aš studijavau, tikrai mamos rašteliai negalioja. Ir netgi daktaro rašteliai negalioja. Iš ties reikalinga yra susitikti su kurso kuratoriumi ir aptarti savo nebuvimo paskaitose ir dėl visko susitarti ir paaiškinti raštiškai, bei paaiškinti raštiškai, kaip tu atidirbsi tas valandas, kurias praleidai. Tai žodžiu, sistema yra ganėtinai sudėtinga, bet kažkaip man pavykdavo vis praslysti, taip gražiai lietuviškai tariant, nes turiu pasakyti, 1-2 metais iš tiesų labai rimtai žiūrėjau studijas ir 3 metais ir 4 žiūrėjau labai rimtai studijas, tiesiog laiko buvo daug mažiau, nes prasidėjo daug keliavimo, ypatingai po Lietuvos talentų laimėjimo prasidėjo labai nemažai koncertų pasiūlymų Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, kur tekdavo skraidyti netgi kartais 3 kartus per mėnesį į Lietuvą, pirmyn ir atgal į Londoną. Tai aišku, kad tai turėjo tam tikrą įtaką mano darbui su studijomis, bet vėlgi tekdavo netgi ir lėktuve, beskrendant rašyti esė ar netgi užsiiminėti kompoziciją. Užsiiminėt pas kompoziciją? Taip, tenka. Iš tiesų turėjau ir akademinį kursą kompozicijos akademijoje, bei karts nuo karto paimu ir parašau kokią dainą. Papasakokit, iš tikrųjų, kokios disciplinos buvo? Labai nemažai ir įvairių tų disciplinų buvo akademijoje. Jos šiaip, aišku, tikriausiai nėra kažkuo labai išskirtinės, nes tikiu, kad ir Lietuvos muzikos akademijoje yra labai panašios. Tai, aišku, yra muzikos istorija, klausos treniravimas, kompozicija, tai vadinama technika ir analizė, kurioje daugiausiai užsiminėdavom harmonija muzikos bei ta pačia analizė, dirigavimas, bet aišku buvo galima pasirinkti iki tokių disciplinų kaip pavyzdžiui džiazinis dainavimas ar net muzikinis teatras. Tai iki to dėja nespėjau daryti, nes kaip suprantat laiko nebuvo labai daug, bet teko išbandyti nemažai dalykų. Dabar toks netradicinis klausimas. Iš tiesų visi klausytojai man pritars, kad akordeonas, seniau galbūt mūsų tėvai įvardindavo tai kaip armonika, ar ne? Dabar, Martynai, paaiškinkit, kuo skiriasi armonika nuo akordeono? Paaiškinti tai nėra labai lengva vėlgi. Visų pirma, tai akordeonas, armonika, bandoneonas, lūpinė armonikėlė ir taip toliau. Visi šitie instrumentai yra taip vadinami aerofoniniai instrumentai. Ir šiaip jau akordeonas kilo Vienoje, sakau kaip apie asmenį, bet iš tiesų akordeonas. Kažkaip galvau, kad Vokietijos instrumentas ar akordeonas ar...
Vis dėlto pirmasis akordeonas buvo sukonstruotas Vienoje ir užpatentuotas Vienoje, bet tuo pačiu metu išties buvo nemažai tokių bandymų sukurti tokį instrumentą ir Rusijoje, ir Italijoje, ir po to jisai išplito Amerikoje labai populiariai, ypatingai apie 1930 metus, kai italai persikėlė ir išmigravo į Ameriką. Tai būtent italų dėka ta atsirado tradicija Amerikoje ir tokiu būdu jisai paplito visoje Europoje, kadangi buvo labai patogus instrumentas. Tai yra instrumentas, kurį gali tiesiog užsimesti ant peties ir eiti į šokius, pavyzdžiui, arba ištraukti gatvėje ir uždainuoti kartu grojant. Mūsų tėveliai, manau, tikrai gali pritarti, nes daugelis. Jisai labai pritapo todėl, kad buvo populiaru jį naudoti vestuvėse ar kitomis progomis šeimos švenčių ir žinoma, viskas su tuo yra gerai. Bet... Sugrįžkim prie klausimo, reiškia, harmonika būtent nuo akordeono. Kaip čia dabar akordeonas vyriška giminė, harmonika moteriška giminė? Tai kaip čia atskirti? Jo, bet yra toks instrumentas kaip bandonija lietuviškai, bet... Tai akordeonas, kuris groja visai jau bandai, ar ne? Ar kaip čia? Prašau, paaiškinkit. Paaiškinti, kaip sakau, yra tikrai sudėtinga, nes yra tam tikri techniniai dalykai. Harmonika tai yra, aišku, daugiau liaudiškos, tautiškos, nebūtinai lietuviškos muzikos instrumentas ir tai yra instrumentas, kuris turi mygtukinę klaviatūrą dešiniai pusėje ir mygtukinę klaviatūrą kairiai pusėje. Akordeonas šiuo atveju turi tą vadinamą klavišų sistemą dešiniai pusėje ir mygtukus kairiai pusėje. Bet galbūt daugiau yra svarbu tai, ką akordeonas kaip instrumentas gali padaryti scenoje. Aišku, gero atlikėjo rankose, nemanau, kad harmonika turi tiek galimybių. Visiškai nenoriu diskriminuoti, aišku, nes tai yra tos pačios šeimos instrumentas ir aš turėčiau gerbti. Ir iš tiesų gerbiu ir aš pats vaikystėje grodavau harmoniką truputėlį. Bet akordeonas iš ties yra labai labai pažengęs instrumentas ir dabar šiuolaikiniai gyvenantys kompozitoriai jį vis labiau atranda ir pradeda kurti modernius, avangardinius kūrinius šiam instrumentui ir ne tik tam instrumentui, bet ir kombinacijoms su kitais instrumentais bei orkestru. Tai pagrindinis tikriausiai pranašumas tai, kad aš nežinau, kiek tai yra įdomu žiūrovams, bet klasikinis koncertinis akordeonas turi galimybę groti pavienės natas kairės rankos klaviatūroje, kas iš tiesų tikriausiai didžiai daliai klausytojų ir žiūrovų yra visiškai neįprastas dalykas, nes manau, kad kiekvieno močiutė ar senelis palėpėje turi užsislėpęs akordeoną ir tas akordeonas kairėje rankoje turi tik tai umpa akordus, bet iš ties tas akordeonas, kuriuo aš groju ir mano kolegos groja, yra truputėlį šiek tiek modernesnis. Pianiną, man atrodo, valdot irgi puikiai. Taip, fortepijonų groti aš mokinausi, iš ties gal būtų verta paminėti ir tai, kad mano pirmoji muzikinė inspiracija, tai yra įkvėpimas, buvo fortepijono muzikos koncertas, kurį aš pamačiau dar būdamas tikriausiai 3 metų per televizorių ir tai buvo tas instrumentas, į kurį aš žiūrėjau ir tikriausiai mąsčiau, aš noriu šito groti. Nes mano šeima pastebėjo, kad kol aš žiūrėjau tą koncertą, aš pradėjau barbenti pirštais į stalą ir sakydamas, kad aš groju fortepijonu. Ir tikriausiai manyje buvo ta tokia viltis, kad aš tuo instrumentu kažkada grosiu. Bet buvo taip, kad mano šeima neturėjo pakankamai finansų įsigyti fortepijoną ar pianiną ir gavau kaip alternatyvą į rankas akordeoną. Kažkiek sumažino. Tai va, kaip ir sakėt, klaviatūra yra panaši vizualiai. Iš ties yra labai labai skirtingi instrumentai garso valdymo, garso išgavimo, apskritai viso charakterio atžvilgiu. Tai yra tik tai panaši klaviatūra. O fortepijonu, aišku, kaip ir jau minėjau, esu grojęs ir teko mokintis groti, bet aš visada nemėgau jo groti. Ir man kažkokia tai anomalija atsiveria šitoje vietoje, kad aš vaikystėje taip žavėjau to instrumentu, bet groti bet kokius klasikinius kūrinius iš natų man visada buvo didžiulė kančia. Kas, turiu pasakyti, jeigu aš taip namuose turiu laiko ir esu su įkvėpimu, tai aš visada prisėdu prie fortepijono, prie pianino ir groju savo malonumą, improvizuoju, kuriu dainas ir tai yra tarsi mano tokia sielos išdava.
Tai norit pasakyti, Martynai, kad jūsų laisvalaikis taipogi yra susijęs su muzika, su akordionu, su fortepijonu, nesvarbu, bet tai muzika yra jūsų ir laisvalaikio dalis? Viena iš. Taip, aš iškart galvoju, oi, čia tikrai labai nuobodžiai skambės, kad dabar aš pasakysiu, oi, muzika irgi mano laisvalaikis. Taip, tai yra laisvalaikio dalis, bet laisvalaikio metu aš darau keletą įvairių dalykų. Aš mėgstu nueiti į kino teatrą, aš mėgstu nueiti į klubą šokti, aš mėgstu nueiti į barą su draugais, mėgstu paskaityti. Argi? Taip. Į barą netgi, lieka laiko. Taip. Šiuolaikiškas? Neatsisakot, aišku, tų šiuolaikiškų tradicijų. Groju šiuolaikiškų instrumentų. Daugeliui atrodo, kad tai yra senamadiškas instrumentas, bet tai yra iš tiesų labai šiuolaikiškas. Pagrįskit, kuo čia jau labai šiuolaikiškas toks? Tuo faktas istorinis, kad vėlgi akordeonas, kaip sakiau, buvo išrastas Vienoje ir tai įvyko 1829 metais. O tuo tarpu Mocartas jau buvo miręs, Bachas jau seniai buvo po velėna ir apie renesanso ar viduramžių muziką aš net nekalbėsiu. Tuo metu, aišku, jie užsiminėjo daugiau vokalinę muziką, bet kai visi instrumentai jau buvo pakankamai ištobulėję, akordeono dar nebuvo ant šios žemės. Tai mums atrodo, kad oi, čia tas senelio instrumentas, bet taip yra todėl, kad jisai labai pritapo prie senesnių žmonių kartos atliekamos tautinės šiuolaikinės muzikos, tautinės liaudiškos muzikos, kuri iš tiesų ir yra šiuolaikinė muzika, nes ji būtent yra kuriama čia šituo momentu. Paklausiu vieną tokio, dar kartelį netradicinio galbūt klausimo. Sakot, kad paprastas instrumentas akordeonas yra, ar ne? Užsimetė ant peties, eini savo iššokius, viskas tvarkoji, groji. Bet aš pagal savo asmeninę žinią žinau, kad ne bet kas gali groti akordeonu. Man atrodo, reikia nemažai fizinės jėgos, argi ne taip? Fizinės jėgos visų pirma reikia jį tampytis su savim pastoviai. Netgi ir man, vaikinui pakankamai su raumenim yra... Parodom. Raumenukus. Tai reikėjo filmuoti tikriausiai džime, kaip aš užsiiminėjau sportą, tada būtų aišku, kokie tie raumenys, bet iš ties ir mane užknisa taip labai tiesiai, šviesiai sakant, tą instrumentą nešioti su savim visur. Kartais taip užknisa, kad netgi tenka pasimti taksi. Kiek sveria jūsų instrumentas? Mano instrumentas sveria apie 17 kg. Kas tai yra? Tikrai ganėtinai nemažai. Kaip instrumentui tai yra nemažai. Šiaip, aišku, yra žmonių, kurie tikriausiai kasdieną nešioja tokius krepšius ar dėžes darbo metu. Bet, aišku, valdyti tokį instrumentą tikrai nėra lengva, reikia išmokti. Iš ties yra pats svarbiausias dalykas suvokti tai, ypatingai grojant tuo instrumentu, kad visiškai jokios jėgos nereikia naudoti. Aišku, tam tikra fizinė paranga turi būti. Aš nesakau, kad reikia dėl to eiti į sporto klubą, bet sugebėti suvaldyti tą dėžę reikia, bet pačios fizinės jėgos grojimui tikrai reikia labai mažai. Supratau, tai dirba labiausiai pečiai? Dirba pečiai, dirba rankos, bet vis dėlto muzikoje labiausiai dirba galva. Suderinant jūsų laisvalaikį su grojimu, ar ne? Nes aš kaip suprantu, grojat beprotiškai daug. Beproto. Ir koncertų, ir visokiausių pasirodymų. Laisvalaikių vietos šiek tiek bent yra, ar ne? Aišku, kad yra, nes esu žmogus, ne robotas ir tikrai to laisvalaikio reikia, nors, aišku, vėl čia reikia pripažinti, kad tapau ganėtinai tokiu darboholiku ir man patinka. Labai patinka būti veiksmo sūkuryje ir pastoviai koncertuoti ir keliauti. Jeigu aš kažkur neišvažiuoju ar nekoncertuoju porą savaičių, man jau iš karto yra toksai nuosmukis emocinis. Kaip sakant, muzikinius savo namus čia pravedint mėgstat šiek tiek, ar ne? Kaip jūsų atostogos atrodo? Pavyzdžiui, laisvalaikis jūsų atostogos. Ką mėgstat? Jeigu nenorit, galit neatsakyti. Aš galiu atsakyti, jeigu turėčiau ką atsakyti.
nenoriu vėl skambėti labai nuobodžiai, bet tų atostogų labai daug ir nėra. Aš, pavyzdžiui, prieš porą savaičių kažkaip žiūrėjau savo kalendorių ir bandžiau suplanuoti, kad aš galėčiau išskristi į Portugaliją, nes šiais metais kažkaip labai užsidegiau nuvykti į Portugaliją ir pakeliauti ten po tą šalį kokiai savaitai. Bet supratau, kad jokių prošvaičių šiais metais, ypatingai dėl mano karjeros pokyčių atostogų. Kokių pokyčių? Pokyčiai yra tokie, kad būtent tik tai šių metų pradžioje, sausio mėnesį, aš pasirašiau 2 labai svarbius savo gyvenimo kontraktus. Tai yra vadybos kontraktas su galinga vadybos kompanija ir įrašų kontraktas su viena žymiausių pasaulyje muzikos. Kokie? Sakykit, mums tikrai labai rūpi. Music Universal. Ir už kelių savaičių turėtų jau pasirodyti mano pirmasis tarptautinis albumas. Šitaip. Labai tikrai džiugu girdėti, kas per albumas, kas jame bus, kas ten sutilps, kokia muzika, kokios jūsų mintis, išgyvenimai, viską klokit. Aišku, kaip tikriausiai suprantat, tai yra instrumentinės muzikos albumas, tai yra akordeonas. Tai nėra akordeonas tik solo, tai yra akordeonas su simfoniniu orkestru, akordeonas su styginiu kvartetu, akordeonas su čigoniška muzikos grupe. Ir tai yra albumas, kuris pristatys labai įvairų muzikos žanrą. Tai yra muzika nuo Bacho, Vivaldžio iki Brahmso, Beethoveno ir netgi pačios Lady Gagos, kurią tikriausiai jau žinot, aš labai mėgstu. Ir tame albume sutelpa visa šita muzika, kas man pačiam kartais atrodo labai stebėtina, kaip vienam albume gali būti tokia variacija. Bet iš ties tai yra ganėtinai smagu, tai yra jaudinantis dalykas ir aš labai laukiu to albumo išleidimo ir tikiuosi, kad Londono ir Anglijos lietuviai iš tiesų palaikys mane ir tikriausiai įsigys tą albumą tokiu būdu palaikydami mane ir kadangi turėtumėt žinot, jog per pirmas kelias savaitės to albumo pirkimo statistika bus labai svarbi mano ateičiai. Taip, kuo svarbi? Ateičiai? Kaip žinot, nauji albumai visada siekia patekti į topus. Kadangi tai yra komercinis albumas, tai ir mes sieksime, kad tie pardavimai ir populiarumas būtų kuo aukštesni. Taip, kad tikiuosi savo tautiečių palaikymo. Aš tikrai labai prašau taipogi palaikymo, kiek įmanoma, palaikykim Martyną, nes garsina mūsų Lietuvą savo muziką ir savo talentų ne tik čia Londone, bet ir visame pasaulyje jo pilna. Taigi, Martynai, tau kuo didžiausios sėkmės. O šiaip ar taip, atsakyk, ar tau patinka groti akordeonu ir ar tikrai save įsivaizduoji būtent tokiam amplua, dalyvaujant muzikos pasaulyje? Galbūt netyčia dar dainuoji, šoki? Labai pasisekė, nes jau kaip ir minėjau pačioj pradžioj, būdamas 3 metų, aš tarsi suvokiau, kad aš noriu muzikuoti. Aišku, tai yra tokia labai ankstyva pradžia, bet kadangi praėjo beveik 20 metų nuo to laiko, kai aš pirmą kartą susidūriau su muzika ir aš vis dar su ta muzika, aš esu 120% tikras, kad aš tikrai būsiu su muzika. 8 klasėje, kai aš baiginėjau savo pagrindinę mokyklą ir stojau į Šiaulių konservatoriją, viena mokytoja iš tos mokyklos man sakė: Martynai, nebūk durnas, studijuok kažką rimto, tik ne muziką. Tai tas rimto gitara? Teisė, ekonomika, inžinerija. Netgi muzikos mokytoja siūlė pasikreipti. Ne muzikos mokytoja. Šiaip mokytoja, aš neminėsiu kokia mokytoja. Ir jinai man pasakė: o kas bus, jeigu tau tiesiog pirštai nukris? Ir aš tada jai atsakiau: aš tada dainuosiu. Iš ties turiu būti laimingas, kad turiu tam tikrą balsą, turiu kojas, reiškia galiu šokti, mėgstu kartais ir pavaidinti, ir gyvenime, ir realybėj, ir nerealybėj, tikriausiai labiau realybėj. Tai reiškia,
tą savo talentą galiu išnaudoti keliais būdais, bet iš ties savo gyvenimo kelią matau kaip muzikanto. Martynai, tarp kitko, nepapasakot apie savo tikrai vieną labai labai didelį darbą čia Londone atliktą, tai apie pedagogiką. Dirbote čia muzikos mokyklai, mokėte vaikučius, kaip jums sekėsi? Sekėsi labai gerai, turiu pasakyti, kad mokyti pradėjau tikriausiai ne iš pašaukimo, o iš tiesiog prispirtas bėdos. Tuo metu, kai pradėjau mokyti, iš tiesų man nebuvo labai lengva su finansais. Aišku, kiekvienam studentui nėra lengva, bet tuo metu būtent aš tikrai neturėjau visiškai jokių pinigų. Ir prieš tai dar turėjau kelionę į Ameriką, kur buvo koncertinis turas ir prasidėjo labai daug įvairių dalykų tada mano gyvenime, bet tuo pačiu aš pradėjau ir mokyti lietuvių mokykloje edukaciniam centre Švyturiukas, kur tiesiog užėmiau muzikos mokytojo poziciją, nors atėjau tikėdamasis būti akordeono mokytoju. Ir išties ta patirtis mane labai daug išmokė. Pačioj muzikos akademijoje, kurioje pats studijavau, aš turėjau pedagoginius kursus, bet, kaip žinia, tikriausiai didžioji dalis teorinių žinių neprilygsta praktiniam žiniom ir turiu pasakyti, kad būtent tas darbas lietuvių mokykloje tikrai mane daug išmokė. Ir pačią pirmą savo darbo dieną aš gavau 23 keturmečius, su kuriais turėjome mes pradėti muzikuoti. O jums tuo metu buvo? Man tada buvo 19. Ir visiškai nepatyręs mokytojas, pradedantis mokytojas gauna tokią didžiulę grupę 4 metų vaikiukų. Bet iš ties galiausiai tai tapo tikrai neatsiejama mano gyvenimo malonumu ir kiekvienas šeštadienis, kadangi tas darbas vykdavo šeštadieniais, būdavo tikrai ypatingas man ir mano visam gyvenime. Na, tai man atrodo, tėvelio patirties jau šiek tiek įgavot. Taip, iš tiesų ir tėviški instinktai kažkaip tai išsivystė, bet dirbant su vaikais mokykloje. Martynai, pasakykit, aš tikrai suprantu, kad esate tikrai profesionalus muzikantas, bet ar vis dar jaudinatės prieš pačius pasirodymus? Ar dar širdutė šiek tiek dreba užlipus į sceną? Esu ne kartą sakęs ne vienam interviu, kad jeigu nesijaudinu, yra blogai. Labai nemėgstu sausos muzikos, labai nemėgstu sauso atlikimo, labai nemėgstu 120% išmąstyto atlikimo. Visada muzikoje reikalinga emocija, kuri būtent ir yra pasiekiama per jaudulį. Ir tai, kad jaudinosi, aišku, sveikai jaudinosi, man yra tik pliusas. Bet aišku, būna momentų, kai tenka užlipti ant tokių scenų, kaip pavyzdžiui Londone, dabar visiškai neseniai, per šiuos paskutinius pusę metų grojau Wigmore Hall ir Royal Festival Hall. Tai yra tikrai vienas pagrindinių Londone muzikos salių. Ir ant jų užlipti tikrai reikia suvalgyti tam tikros košės. Taip. Nemažai košės, visų pirma ir patirties reikia muzikinės, bet reikia ir psichologinio tam tikro pasiruošimo. Ir esu dėkingas dėstytojam iš akademijos, nes labai palaikė, pastumėjo jūs. Palaikė, profesionaliai palaikė, bet iš tiesų ir psichologiškai palaikė, nes mūsų akademijoje, kur aš studijavau, yra rengiami ir tam tikri kursai, kurie vadinasi psichologiniai muzikantų kursai, kurių metu būtent jauni žmonės, kurie dar yra nepatyrę labai daug scenoje, jie yra apmokomi su tam tikrais pratimais, kaip save paruošti prieš einant į didžią sceną, kad ne tik kad jaudintis nustoti, bet kad išnešti savo absoliučią visumą, tai ką tu gali ir parodyti klausytojams. Ko iš gyvenimo norėtumėt? Kaip, yra labai tokių paprastų dalykų, ko aš norėčiau iš savo gyvenimo. Aš dabar norėčiau kažkurio
tai savo gyvenimo periodu turėti savo namą, savo automobilį, savo šeimą, išvykti, atostogauti, apie ką minėjau. Galų gale gyvenime, ar ne? Tai va tokie paprasti buitiniai dalykai man tam pradeda būti svarbus, kas iki tol neturėjo visiškai jokios reikšmės mano gyvenime. Tai aišku yra požymis ir tai, kad man jau beveik 23 ir aišku nepastebėtai čia tuoj pat bus ir 33 ir galbūt 43. Tai va tokie yra užmojai, sakykime, kažkokie tai buitinis stabilumas, gyvenimiškas, praktiškas stabilumas. Bet iki tol aš manau, kad netgi paėmus ir šiuos metus visiškai nemažai įvyks. Mano albumas pasirodo už kelių savaičių Britanijoje, rugpjūčio mėnesį jisai pasirodo Vokietijoje, iki rugpjūčio mėnesio aš turiu išmokti vokiškai kalbėti, kas iš ties yra ganėtinai didelis iššūkis man ir tikiuosi, kad man pavyks vis dėlto atsakinėti į interviu vokiškai Berlyne. Per kiek laiko? Porą mėnesių iš tiesų. Bet vėl, kai labai nori, viskas įmanoma, nors abejoju, kad tai įmanoma, bet kaip nors. Liepos mėnesį išvykstu į nedidelį koncertinį turą Amerikoje, kur dalyvauju akordeonistų festivalyje Čikagoje. Ta pati rugpjūčio mėnesį, kol pristatinėsiu savo albumą Vokietijoje, rugpjūčio gale visus kviečiu Lietuvoje sudalyvauti akordeono muzikos savaitėje Kristupo vasaros festivalyje Vilniuje, kur pristatysiu bemaž 5 skirtingos stiliaus ir žanro koncertus su skirtingais atlikėjais. O rugsėjai tikriausiai ves kelias atgal į Londoną, kur tęsime toliau. Tikriausiai pradėsime įrašinėti antrąjį albumą. To, Martynai, jums ir linkime. Na ir pačiai pabaigai, tai tikrai norėčiau paklausti, man atrodo, pačio aktualiausio klausimo, kodėl Lady Gaga, kaip ten atsitiko su tuo kūriniu? Kaip ten viens kitą atradot ir kaip ten tas sąryšis? Aš tikrai myliu Lady Gaga ir visų pirma, tai kad ir kaip keistai gali pasirodyti, turiu tikrai didelę pagarbą šiai asmenybei ir jai kaip atlikėjai bendrąja prasme. Jos muzika, kai kuri man patinka, kai kuri nelabai patinka, bet būtent išskirtinai daina Telephone kažkuo tai labai sužavėjo ir tiesiog pamačiau galimybę, kad būtų įmanoma tai atlikti akordeonu. Ir aišku, tai, kad pasirinkau tokią dainą ir po to ji buvo pastebėta ir Anglijos prodiuserių, manau, kad buvo geras pasirinkimas. Nors iš tiesų turiu pasakyti, kad pati idėja atlikti būtent šią dainą nebuvo mano paties, o tai buvo vieno mano gero draugo, kuris tiesiog automobilyje bevažiuojant ir beskambant tai dainai radijoje tikriausiai sako, kodėl tu nesugroji tos dainos. Ir aš gerai, sugrosiu. Na ką, Martynai, ačiū Jums už pastangas iš tiesų ir Jums tikrai labai daug sėkmės linki ne tik aš, ne tik Europlius, visa komanda, bet aišku ir visa Lietuva stovi už Jūs ir linki Jums kuo didžiausios sėkmės ir kuo didžiausio albumo pardavimo. Lauksime iš Jūsų tikrai daug žinių ir Jūsų muzikos. Ačiū Jums labai. Gerą vakarą, Martynai. Dėkui. Ačiū.